kiekvienas vaikas ateina į globą su žaizda širdyje, su nepasitikėjimu suaugusiais. Mes turim suprasti, kaip jisai jaučiasi tam, kad galėtume jam padėti. Tai mokymų metu būtent labai daug analizuojame save, savo gyvenimo netektis, nes tikrai ne vienas neužaugo be kažkokio skausmo, be kažkokios nuoskaudos ir kitų dalykų. Ir kai tu iškapstai, kaip tu jautiesi tuo metu, tu supranti, kaip būtų tu norėtum, kaip su tam elgtųsi aplinka. Tai mokymų metu ir mokoma būtent auginti vaiką, tiek gydyti ir tapti tais gydančiais namais. Jeigu atvirai apie mokymus, tai iš pradžių galvoju, ką čia tos merginos man 5 vaikų tėvui gali paaiškinti. Bet labai daug davė. Gal ne iš pradžių, bet tikrai dabar, kai patirtis rodo, tikrai taip ta teorinė medžiaga, ta sisteminė tokia, susisteminta labai taip, tikrai taip. Buvau kažkiek taip skeptiškai nusiteikus prieš mokymus, nes, gal čia ir visuomenės įtaka ir šiaip galvoju, tie mokymai, ką ten tokio gali pasakyti ir pamokinti, bet iš tikrųjų buvo tokių temų ir man labai patiko. Psichologiniai tie etapai ir kaip su paaugliu, kokios problemos gali būti. Pavyzdžiui, aš nežinojau, kad pati pradžia, kai tu pasiemi vaiką globoti, kad vaikas išgyvena. Tokių gali ateiti dalykų, kur, pavyzdžiui, įkrenta į kūdikių kamoliukų bliūdą, jis ten susiraito, ten kiti mato, sako, kad tu čia kaip mažas vaikas dar tegul guli, tegul mėgaujasi, jis neturėjo to gyvenime, dabar išgyvens tą etapą. Ir pamačiau, kad jisai etapiškai užaugo vyruku. Metai laiko te praėjo, bet atsirado tokia branda. Nebeliko tų tokių, sakykime, šokinėjimų psichologinių ir panašiai. Ir yra, kad globėjus paruošia, iš tikrųjų tie kursai duoda tokių žinių, kur tu prieš tai tikrai neturi.